Dabar atliksime energetinių likučių išvalymą. Pirmiausia, pasinerkime į tetą būseną. Atsisėskite patogiai, užsimerkite. Palikite visus lūkesčius, rūpesčius, darbus šone, o jūs susikoncentruokite visą širdimi į šį procesą. Įsivaizduokite, kaip energija, baltas srovės srautas iš žemės centro per pėdas teka į jūsų kūną. Kyla aukštyn pėdomis, keliais, bamba, kyla aukštyn pilvu, krūtine, kaklu, kakta ir per viršugalvį išteka nuostabių šviesos rutulių. Įsivaizduokite, jog esate šio rutulio viduje. Įsivaizduokite, kaip jūs, būdami šiame rutulyje, milžinišku greičiu kylate į visatą. Išskrendate į Žemės planetos, kylate vis aukštyn ir aukštyn. Matote įvairiausias aplink lekiančias šviesas bei švieseles. Ir jūs vis toliau kylate aukštyn. Pamatykite visų vaivorykštės spalvų švieseles, šviesiai rožinį debesį, o jame stačiakampį lango formos tarpą, iš kurio švyti perlinė balta šviesa. Kilkite link šio lango. Vos įlindus pro jį, viskas tampa tiesiog balta. Viskas tarsi išnyksta ir jūs dabar esate baltoje šviesos erdvėje. Po truputį kilkite aukštyn ir jūsų šviesos rutulys po trupinėlį, po dalelytę tirpsta, tirpsta ir visai išnyksta. Kartu su jumis susiliedamas su balta šviesa. Dabar jūs ir šviesa esate viena. Ramiai joje pabūkite. Būdami baltoje, perlamutrinėje šviesoje, paliepkite viso, kas yra kūrėjų. Prašau visus man nebereikalingus energetinius likučius, susijusius su rūkymu, iš visų mano sistemų išvesti, pašalinti ir siųsti kūrėjo šviesą panaikinimui. Dėkoju, tai yra padaryta, tai yra padaryta. Parodyk man tai. Dabar jums reikia įsivaizduoti, vizualizuoti, kaip kūrėjo pasiųsta šviesa, tarsi koks milžiniško galingumo siurblys, iš viso jūsų kūno siurbia mažas tamsias dulkes, daleles, ko lėtai patikrina galvą, krūtinę, rankas, pilvą, blauzdas, kelius, pėdas, išsraudama viską, kas pakeliui. Viską, ką siurblys susiurbė, kyla į baltą šviesą ir visi juodi energiniai dariniai joje ištirpsta lyg rūgštyje, kol nieko nelieka, tik šviesa ir švara. Pabaigus šį procesą, kaip mokėmės, grįžkite iš teta būsenos į save.
Šviesos kamuoliukas milžinišku greičiu grįžta iki jūsų viršugalvio ir lėtai pro viršugalvį įeina į jūsų kūną ir jame susilieja. Kai būsite pasiruošę, ramiai lėtai galite atsimerkti ir sugrįžti į šį pasaulį.